Duodė iniciatyvos dėka neregys Vitalijus išbandė savo jėgas ir šešėliavo valstybinėje įmonėje Lietuvos geležinkeliai. Vitalijaus nuo pat ankstyvo ryto laukė itin intensyvi darbotvarkė. Pirmiausia, vyras kartu su dienos kolega Roku susipažino su pačia įmonė. Turėjo ekskursiją po stoties teritoriją pagal taktilinės nuorodas. Per šią dieną įsiminė intriguojantis uždengtas dalykas su brailio raštu, kurio aš gal neatskleisiu, nes neatsimenu, ar anksčiau atskleidžiau. Šiaip išoriškai labai geras, o softiškai matysim dar kaip. Kadangi man buvo pasakyta jauskis kaip namie, tai aš įsivaizdavau, kad aš čia dirbu ir man pavyko normaliai atsisėsti prie stalo, jį susireguliuoti ir pasėdėti. Vitalijus taip pat susipažino su keleivių aptarnavimu bilietų pardavimų srityje. Kolegos Vitalijui pademonstravo bilietų įsigijimo procesus bei apžiūrėjo dar diegiamus bilietų pardavimo automatus. Po neformalių pietų vyko traukinio apžiūra. Vitalijus turėjo galimybę apsilankyti traukinio kabinoje, stebėti traukinio mašinisto, kelionių palydovų atliekamas operacijas su garsiniais pranešimais. Dienos pabaigoje Vitalijus ir Rokas neslėpė teigiamų emocijų. Manau, kad Duodėjus yra ta iniciatyva, kuri gali mums visiems, tiek mano darbuotojams, LTG Linko, tiek mums visuomeniai parodyti, kad tai nėra tik tais būtent žmonės, kurie turėtų būti, kaip sakant, kita kategorija. Tai yra tie patys žmonės kaip ir mes, visi gyvenantis dėl to paties tikslo, turintis tų pačių svajonių ir visi gali puikiai integruotis. Ir aš to labai tikiuosi, kad su to Duodėjų iniciatyva mes galim tai parodyti. Duodėjai jau daugiau nei 15 metų visoje Europoje organizuojama darbo šešėliavimo iniciatyva, kai įmonės ir organizacijos kviečia žmones su negalia išbandyti naujas profesijas bei darbo roles. Atraskime vieni kitus.